Sukurkime pilnai veikiantį pianiną. Kadangi pianinas turi 5 klavišus, visiems jiems reikia priskirti garsinį signalą. Todėl funkciją if pratęsime paspausdami ant mygtuko plius. Turi atsirasti papildoma eilutė sąlygai įrašyti. Tai funkciją if pratęskime tol, kol turėsime iš viso 5 sąlygos eilutes. Į kiekvieną sąlygos eilutę nukopijuojame pirmoje sąlygos eilutėje esantį kodą. Spaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirenkame Duplicate – kopijuoti. Šį kodą dedame į antrąją sąlygos eilutę ir tai padarome su kiekviena if sąlygos eilute. Dabar kiekvienam klavišui reikia parinkti tinkamus kontaktų signalus. Pirmajam klavišui po 0 – 0, po 1 – 1, po 2 – 1, trečiajam po 0 – 0, po 1 – 1, po 2 – 0, ketvirtajam po 0 – 1, po 1 – 1, po 2 – 0, penktajam po 0 – 1, po 1 – 0, po 2 – 0. Taip pat nukopijuojame ir Play Tone bloką. Ant jo paspaudę dešinį pelės klavišą ir pasirenkant Duplicate – kopijuoti. Kopiją dedame į antrąją eilutę po else if, kitu atveju jei sąlygos. Tai padarome su visomis else if sąlygomis. Taip kiekvienam pianino klavišui priskiriame garsinį signalą. O dabar visiems garsiniams signalams reikia priskirti skirtingus garsus. Antrajam pasirenkame Middle D toną, trečiajam Middle E, ketvirtajam Middle F ir penktajam Middle G. Mūsų pianinas baigtas. Kodą galime atsisiųsti į Microbit ir pradėti groti. Kokią melodiją moki pagroti tu?